O kas, jei viskas, kas dabar aplink jūs yra netikra ir viskas egzistuoja tik todėl, kad esate ten, kad tai stebėtumėte? Tai gali atrodyti kaip filosofinis klausimas, bet tai yra klausimas, kuris jau šimtmečius glumina žmones. Tai, ką mes tiksliai laikome tikrove, mes sakome, kad tai fizinis pasaulis, kurį matome ir su kuriuo sąveikaujame. Ar tai yra kažkas abstraktesnio, pavyzdžiui, mūsų mintys ir emocijos? Apibrėžkime taip. Tai yra visų dalykų visuma, struktūrizuojanti įvykius ir reiškinius, kurie egzistuoja, nesvarbu, ar jie yra stebimi ar ne. Bet šis apibrėžimas pripažįsta, kad tikrovė tęsiasi už fizinio pasaulio, kurį galime pamatyti ir paliesti, ir apima abstrakčias sąvokas. Tokias kaip mintys, emocijos ir idėjos. Matote, kaip sunku suprasti tikrąją jos prigimtį. Ar kada nors patyrėte, kad pabudote iš sapno tik norėdami sužinoti, ar jūs iš tikrųjų vis dar miegate? René Descartes, vienas prancūzų filosofas, teigia, kad jei net negalime tiksliai pasakyti, ar sapnuojame. Tai kaip galime tiksliai žinoti tiesą apie pasaulį, kuriame, atrodo, gyvename. Jo garsusis teiginys mąstau, vadinasi esu, kyla iš supratimo, kad jo galvoti žmogus turi egzistuoti. Ir tai be jokių abejonių yra vienintelė tiesa. Kinų filosofas Huang Cho gilioje meditacinėje būsenoje įsijautė, kad jis drugelis. Čia sklandantis ir plevėsuojantis. Pagal Huangą, jis suvokė tik savo buvimą kaip drugelis, nežinodamas, kad jis vis dar yra žmogus. Kai pagaliau pabudo, jis pasakė, kad dabar aš nežinau, ar tada aš sapnavau, kad buvau drugelis, ar dabar esu drugelis, sapnuojantis, kad esu žmogus. Tarp buvimo žmogumi ir drugeliu būtinai turi būti kažkoks skirtumas. Kitas didis filosofas Platonas nagrinėjo šiuos klausimus savo garsiojoje alegorijoje apie urvą. Olos alegorija prasideda scena, urve sėdi kaliniai, atsukti veidais į vidinę sieną. Prie įėjimo į urvą šviečia saulė. Ir meta šešėlius ant sienos priešais kalinius. Šie šešėliai yra vieninteliai dalykai, kuriuos kaliniai kada nors matė ir kurie jiems atstoja tikrovę. Šešėlinis pasaulis yra viskas, kas egzistuoja kaliniams, ir jie kalbasi vienas su kitu apie tai, ką mato. Dabar įsivaizduokite, kad vienas iš kalinių palieka urvą ir pirmą kartą gyvenime išeina į saulę. Jis yra veikiamas saulės ir šviesos. Jis dabar pagaliau gali pamatyti tikrasias šešėlių formas ir tikrovę, kuri, jo manymu, šioje alegorijoje buvo tikros. Jis pamatytų, kad tai, ką jis tikėjo esant tikrove, tai yra šešėliai arba kopijos kažko tikresnio. Mes visi esame šie kaliniai. Platono teigimu, įstrigę mūsų materialiame pasaulyje. Tai, ką mes laikome tikrove, iš tikrųjų tai yra tik šešėliai. Platono alegorija apie urvą tyrinėja įtampą tarp įsivaizduojamos tikrovės, kuri mūsų manymų yra tikra, kurią šioje situacijoje galime vadinti šešėliais, palyginti su tikrove, kuri yra tiesa, realybė už urvo, o ne šešėlių. Ši Platono alegorija iliustruoja bent du dalykus. Pirma, tai atspindi Platono pasakojimą apie tikrovės prigimtį ir jo esmės supratimą. Antra, tai pamoka, kurią sudaro filosofija, kuri atskleidžia tikrąją dalykų prigimtį, nevykdant filosofijos mes liekame nežinioje. Apibendrinant, Platono urvas yra žmogaus būsenos alegorija. Kiekvienas iš mūsų esame kalinys, prirakintas iškreiptos realybės iliuzijos. Kad įgytume individualią autonomiją, turime pažadinti savo sąmonę, turime nužudyti savo netobulumus ir išlaisvinti jausmus. Jei rytoj mokyklų sistema sakytų, kad 2+2 yra 5 ir nebebus 4, daugelis laikytųsi naujos taisyklės, nes jie yra matematikai ir žino daugiau nei mes, todėl tai, ką jie sako, yra tiesa.
Visi šie žmonės vaidina vaidmenį, kuriant šią klaidingą arba šešėlinę realybę, kurią mes visi suvokiame kaip tikrąją tikrovę. Neturime individualios autonomijos, nepaisant to, kad sistema teigia, kad mes turime tokią esminę laisvę. Tai, ką mes daugiau galime daryti. Mūsų tikrovė yra suvokimas arba, kaip induistai mėgsta tai vadinti, majais. 5 mūsų pojūčiai leidžia suvokti tik prasmę tikrovės trimatėje erdvėje. Mūsų pasaulio pobūdis apriboja mūsų pasaulėžiūrą, nes jos dvilypumo paradigma vyrauja visuose mūsų patirties žemėje aspektuose. Pagalvokite apie tai, šiame pasaulyje nėra absoliučių tiesų, yra tik skirtingi suvokimo subjektai. Žvaigždės, kurias matome, dangus, iš tikrųjų yra žvilgsnis į mūsų praeitį. Spalvos, kurias suvokiame kaip raudona, geltona, mėlyna ir taip toliau, yra tik skirtingų šviesos bangų ilgių atspindžiai. Vidutinis žmogaus kūnas turi apie 7 oktilionus atomų ir jie visi, atrodo, tiksliai žino, ką daryti, kad sėkmingai atliktų savo darbą. Todėl paslėpti informacijos tinklai turi vadovauti atomams ir molekulėms jų biocheminėse reakcijose, tuo pat metu paklusdami kvantinės fizikos dėsniams, visa tai vyksta ląstelių mechanizmų posistemėse. Ta prasme, kad kiekviena sistema gali turėti tam tikrus sąmonės laipsnius. Šis požiūris kartais vadinamas panteizmu. Kiekviena sistema yra sąmoninga, ne tik žmonės, šunys ar kiti gyvūnai, bet net mikrobai, net ir fotonai gali turėti tam tikrą sąmonės laipsnį. Idėja nėra ta, kad fotonai yra protingi ar mąstantys, bet galbūt fotonai gali turėti kažkokį elementą. Neapdorotą subjektyvų jausmą, koks nors primityvus sąmonės pirmtakas. Motyvacija kyla iš minties, kad galbūt paprasčiausias ir galingiausias būdas rasti pagrindinius dėsnius, jungiančius sąmonę su fiziniu apdorojimu, yra susieti sąmonę su informacija visur. Kur vyksta informacijos apdorojimas, ten yra sąmonė. Kur yra sudėtingas informacijos apdorojimas, kaip žmogaus yra sudėtinga sąmonė, o ten, kur yra paprastas informacijos apdorojimas, yra paprasta sąmonė. Daug anksčiau nei buvo sukurta kvantinė fizika XIX amžiaus pradžioje, Arthur Schopenhauer sukūrė jo valios filosofiją, kurią jis savo išdidžiu mąstytojo tonu paskelbė, pavadinimu pasaulis. Pagrindinė Schopenhauerio reprezentacijos tezė yra ta, kad pasaulį galima padalyti į 2 dalis – valią ir vaizdavimą. Ši jo reprezentacija yra tai, kaip atrodo pasaulis. Mums tai gali būti arba gėlės spalva, arba tiesiog valingas elektronų sukimasis. Schopenhauerio idėjos rodo, kad visatos tikrovė yra ne esminio determinizmo, o valios tikrovė, kuri nulemia esamą tikrovę. Mums vaizduojami net objektyvūs matavimai, tokie kaip kvantinės dalelės padėtis ar impulsas. Viena kvantinės fizikos interpretacija yra tokia, kad kvantinėje fizikoje yra paslaptingas susipynimo reiškinys. 2 dalelės yra koreliuojamos viena su kita taip, kad stebint jas, viena dalelė veikia kitą. Pagrindinių mūsų egzistavimo lygmenių realybė toli gražu nėra objektyvi, o yra analogiška serijai persipynusių subjektyvių patirčių, įtrauktų į mūsų sąmonės eksperimentus, tokius kaip dvigubo plyšio eksperimentas, ir Šriodingerio katės minties eksperimentas. Senovės Indijoje gyveno filosofas vardu Shankara, kuris papasakojo istoriją apie dramblį ir aklųjų grupę. Aklųjų grupė išgirdo, kad į miestą buvo atvežtas keistas gyvūnas, vadinamas drambliu, bet nei vienas iš jų nežinojo jo formos ir iš smalsumo, jie pasakė, kad turime jį apžiūrėti, kad pažintume jį prisilietę, kad jie aptikrinę jį ir pažintų. Pirmasis žmogus atsidūrė prie kojos. Apčiupinėjęs kojas, pasakė, dramblys yra tarsi stulpas kaip medžio kamienas, kitam, kurio ranka pasiekė ausį, tai atrodė kaip vėduoklė.
kitas pajutęs jo iltį, pasakė, kad dramblys yra kietas ir smailas, tai ietis. Kitas pagriebė jo uodegą ir pasakė, kad tai virvė, penktasis palietęs jo straublį, pasakė, kad tai didelė gyvatė. Kitas aklas žmogus, padėjęs ranką ant šono, pasakė, kad dramblys yra siena. Palyginimas buvo naudojamas iliustruoti daugybę tiesų ir klaidų. Palyginimas reiškia, kad vienas subjektyvus patyrimas gali būti tikras, bet toks patyrimas iš prigimties yra apribotas dėl to, kad nesugeba atsižvelgti į kitas tiesas arba tiesos visumą. Šankara panaudojo šią istoriją iliustruoti idėją, kad tikrovė ne visada yra tokia, kokia atrodo. Mes visi galime žiūrėti į tą patį dalyką, tačiau mūsų suvokimas ir patirtis yra unikalūs mums. Pasak Šankaros tai reiškia, kad mūsų tikrovės supratimas gali būti apribotas mūsų pačių požiūrių ir šališkumo. Pasak Šankaros, vienintelis būdas iš tikrųjų suprasti tikrovę yra pažvelgti ne tik iš savo ribotos patirties perspektyvos, bet pabandyti pamatyti didesnį vaizdą. Tai darydami galime geriau suprasti mus supantį pasaulį ir rasti tiesą, kuris slypi už mūsų pačių subjektyvios patirties ribų. Matrica yra populiarus filmas. Tikriausiai nesuklysiu sakydamas, kad tokių, kurie nematė, yra nedaug. Viena įsimintiniausių filmo akimirkų yra ta, kai Neo pateikiamas pasirinkimas tarp mėlynos piliulės ir raudonos piliulės. Jei jis pasirinks raudoną piliulę, sužinos tiesą apie realybę, kad ir kaip sunku ar skausminga tai būtų. Pasirinkęs mėlyną piliulę, jis liks palaimingai nesužinojęs tikrosios savo egzistavimo prigimties. Neo pasirenka raudoną piliulę ir sužino, kad jis visą laiką gyveno simuliacijoje, nepaisant tikrosios realybės sampratos. Kyla abejonių, kai manome, kad raudona piliulė ne tik suteikia pažinimą apie tikrovę, bet ir ištrina ribas tarp to, kas yra tikra ir kas ne. Kyla klausimas, ar dabartinė Neo patirtis išgėrus raudoną piliulę iš tikrųjų yra tikra, ar jis galėtų vis dar būti simuliacijoje kitame tikrovės sluoksnyje. Kai gilinamės į šią mintį, tampa akivaizdu, kad žinoti, kas iš tikrųjų yra tikrovė, gali būti neįmanoma. Matrica tik įrodo, kad mes niekada negalėsime atskirti, kas yra tikra ir kas yra neįsivaizduojama. Kad galėtume patekti į begalinį modeliavimo ciklą, kurio kiekvienas sluoksnis yra sudėtingesnis nei ankstesnis, nepasiekdami jokios tikrosios tikrovės. Tiesiog simuliacija simuliacijoje modeliavimo viduje. Daugiau nei šimtmečius kompiuterinis modeliavimas buvo filosofinių diskusijų tema, didėjant kompiuterinių technologijų galiai ir sudėtingumui, nesunku įsivaizduoti scenarijų, pagal kurį turėtume pakankamai skaičiavimo išteklių, kad galėtume modeliuoti kiekvieną visatos dalelę, savo istoriją. Jei skaičiavimo galia padidėtų iki pakankamai didelio lygio, iš esmės galėtume imituoti kiekvieną dalelę visoje jos istorijoje. Jei mūsų sukurtas kompiuteris būtų kvantinis kompiuteris, galintis išlaikyti kiekvieną dalelę neapibrėžtoje kvantinėje būsenoje, sugebėtume įtraukti šį esminį kvantinį neapibrėžtumą. Atrodo, kad viskas galbūt turi simuliaciją, kurioje mes gyvename ir kuri tik prasidėjo prieš kelias sekundės, ir mes manome, kad praėjo 13,9 milijardo metų, nes ta informacija buvo dirbtinai įtraukta ją kuriant. Galbūt visa tai yra daug mažesnė, nei mes manome. Visos tolimos galaktikos, žvaigždės ir planetos, kurias matome, yra ne kas kita, kaip supaprastinti vaizdiniai, sukurti modeliavimo būdų, siekiant sudaryti didžiulės ir ekspansyvios visatos iliuziją pagal šį scenarijų. Pastovi ir absoliuti mūsų tikrovės savybė. O gal net niekas fiziškai neegzistuoja, kol nesame ten, kad stebėtume to egzistavimą. O beprotiškiausia viso to dalis yra galbūt atrasti, kad visa tai yra simuliacija, yra dalis modeliavimo. Kurį švedų filosofas 2003 metais Nikas Bostromas savo straipsnyje "Ar tu gyveni simuliacijoje?" pasiūlė, kad ateityje technologiškai pažangi civilizacija gali sukurti savo protėvių modelius. Šie imituoti asmenys turėtų dirbtinę sąmonę, kuri išskirtų juos nuo dirbtinio intelekto robotų, kurie paprastai vaizduojami filmuose, nes jų sąmonė kilusi iš realaus asmenio, gyvenusio Žemėje praeityje šiandien. Praėjus beveik 2 dešimtmečiams, ši koncepcija atrodo vis labiau tikėtina.
Ypač atsižvelgiant į dabartinį dirbtinio intelekto srities progreso tempą, kyla labai įdomus klausimas. Sako, kad pagrindinis modeliavimo elementas yra tai, kad veikėjai nesuvokia, kad jie yra vienyje. Iš kur mes žinome, kad mūsų turima sąmonė arba tas balsas mūsų galvoje, kuris kalba su mumis, visų pirma priklauso mums, o ne kokiai nors senovės rasei, kuri į šį pasaulį atnešė pažengę jos palikuonys? Žmonės ruošiasi kolonizuoti kitą planetą, praėjus vos 300 000 metų nuo mūsų pirmojo pasirodymo šioje planetoje. Ir iš esmės galima teigti, kad dar po keletos šimtmečių pažengę mūsų rasės palikuonys galės lengvai keliauti per galaktikas ir net sukurti savo imituotas būtybės, kurios ves mus atgal į pačią pradžią. Taigi, patvirtinant anksčiau pateiktą teoriją, vienintelis tikslas siekti šios galimybės ir suprasti savo egzistavimo tikslą yra pabandyti suprasti, kokio žaidimo dalis esame. Pagerinti mūsų galimybės klestėti ir išgyventi, o sąmonės prigimtis, kvantinės fizikos teorijos pateiktos sąvokos ir mūsų, kaip imituotų būtybių, egzistavimo galimybės suteikia įdomių įžvalgų šiam klausimui. Kol kas nėra galutinio atsakymo, nes žmonės patiria pasaulį per mūsų pojūčius ir interpretuoja šią informaciją per mūsų sąmonę, tačiau vis dar neaišku, ar mūsų tikrovės suvokimas yra tikras tikrovės atvaizdas, ar tiesiog mūsų proto darinys. Šio klausimo pasekmės yra toli siekiančios, nes jos meta iššūkį mūsų pagrindiniam supratimui apie mus pačius ir mus supančią visatą, tai skatina mus užduoti klausimus apie egzistencijos prigimtį, mūsų gyvenimo tikslą ir vietą didžiojoje viskos schemoje. Galų gale kiekvienas turi susidoroti su šiuo klausimu ir padaryti savo išvadas. Ar mes gyvename imituotoje realybėje, multivisatoje ar vienintelėje egzistuojančioje realybėje? Vienas dalykas yra tikras, kad žinių ir supratimo apie mus supančią visatą siekimas ir toliau stums ribas to, ką laikome tikrove. Ankstesnėme mano vaizdo įraše kalbėjau apie tai, kaip mes suprantame mus supančią visatą ir kodėl ji mums atrodo tobula. Apibendrinant, visą tai, ką regime, tai nėra fiksuota realybė ir mes nematome tikrovės, o mes matome istoriją, kurią mums kuria mūsų apgaulingos smegenys. Ankstesnį video galite peržiūrėti spustelėję vaizdo įrašą ekrane. Ačiū, kad žiūrite ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, kad nepraleistumėte daugiau įdomių vaizdo įrašų. Kelionę dar tik pradėjome. Iki kito karto.